Mažos vidutinės įmonės yra mūsų ekonomikos DNR. Jas būtina palaikyti didinant konkurencingumo bei užimtumo lygį Europoje. Smulkaus verslo aktas – tai iniciatyva, kuriai šiandieną būtina visų politinio proceso dalyvių palaikymas. Tai svarbi parama Europos mažoms ir vidutinėms įmonėms šiandieninės finansinės ir ekonominės krizės akivaizdoje. Štai turime rezoliucijos projektą, kuris atspindi Europos parlamento susirūpinimą ir įpareigojimus tarybai. Turime siekti, kad smulkaus verslo aktas būtų veiksmingai įgyvendintas visose valstybėse narėse. Tam reikia jį perkelti į nacionalinius veiksmų planus, teisinius dokumentus ir įdiegti šio dokumento įgyvendinimo valstybėse monitoringo sistemą. Būtinai turime imtis papildomų priemonių, kad smulkaus verslo akto neištiktų Europos SVV chartijos likimas. Turime suprasti, kad rekomendacinio pobūdžio dokumentai dažniausiai nusėda nacionalinių biurokratų stalčiuose ir galiausiai siekiamas tikslas nėra pasiekiamas. Mokestiniai kreditai ir lengvatos startupams, mikrokreditai, kreditų garantijos, rizikos kapitalas, nemokamos informacijos teikimas ir konsultacijos, verslininko įvaizdžio ir autoriteto pastovus kelimas ir taip toliau. Rezultatai pateisins priemonės. Tam reikia pastangų ir drąsos. Neabejoju, kad bendrijos mastu įgyvendintas smulkaus verslo aktas padės išvengti Europos ekonominio ir socialinio nuosmukio ir sušvelnins finansinės krizės pasekmes. Ačiū.